Sveiki, šiandieną poryt atvažiavo į Druskininkus, kur vyksta ALSO konferencija ir mes čia turime visą eilę gamintojų, kurie pristato įdomius gaminius jums. Ir esame be nedidžiausią įvairovę atstovaujančio gamintojo stende Hama. Šitą gamintoją visi seniai žinote, čia ir kabeliai, ir įvairiausios smulkmenos. Noriu pašnekinti kolegą Kornelijų apie tai, kad ir papasakotų apie tuos daikčiukus, kur, pažiūrėjus iš pirmo žvilgsnio, nelabai ir suprasi, kas čia yra. Labą dieną. Pradėsiu nuo daikto, kuris arčiausiai manęs guli. Yra juoda dėžutė, kuri jums nieko nesako, pažiūrėjus ją iš šono, bet jeigu jūs namuose norėtumėt pagroti draugams per gerą aparatūrą, kurią senai nusipirkot iš gamintojo brangiai, tai jums reikėtų šito adapterio, nes jis iš telefono leidžia Bluetooth pagalba groti dainas į jūsų turimą gerą, kokybišką kolonėlių aparatūrą. Šitas daiktas yra wirelessinis kortelių skaitytuvas ir tuo pačiu jis gali jungtis prie tinklo. Ir jo pagalba iki 5 žmonių gali naudotis tais pačiais duomenimis, keistis duomenimis arba turėti internetą 5 žmonės iš to pačio įrenginio. Priedo jis turi bateriją ir jūs galite jį naudoti ne tik namie pajungtą prie srovės, bet ir nuvažiavę kažkur į gamtą ar panašiai, dalintis vienais su kitais. Powerbankai. Powerbankai tai nauja produktų šaka, labai populiarėjanti kartu su smartfonais, todėl kad smartfonai ėda batareikas be galo ir kiekvienam jam turėti pakrovėją ir pakrovinėti ne visada būna galimybės. Todėl powerbankai sprendžia problemą, kada su vienu daiktu galit krauti kelių žmonių telefonus arba ilgoj kelionėj. Mes mėgstam jachtoje turėti šitą daiktą ir visiems krauti telefoną regatos metu, kada telefonas dirba Bluetooth šito GPS režime, kada daug suėda baterijos. Skiriasi talpa ir atidavimo srove. Norėčiau išskirti įrenginį, tai yra powerbankas, kuris tuo pačiu dar turi ir saulės bateriją, kokybišką saulės bateriją savo viršutinėje dalyje. Reiškiasi, jis ne tik prikraunamas iš elektros tinklo, bet dar tuo pačiu ir nuo saulės gali krauti toliau akumuliatorių ir jūs galite jį naudoti, kad ir labai ilgoj kelionėje, labai ilgoj. Tai noriu padėkoti ALSO už konferenciją ir noriu padėkoti Hamai už tokią gražią gaminių skalę.